narį. Rasa Etno. Valmark bioritmų. Veikia tavo kūno ritmu. Sveiki, metas naujausiams LNK žinioms, apžvelgti jas kviečiu aš Eglė Šantaraitė. Pradžioje apie naujienas keliais sakiniais. Skrydis privačiu lėktuvu į Dubajų Navickienė išskraidino ir iš posto. Ministrė traukėsi pati, nors tikina, kad interesų konflikto nebuvo, o tik žmogiška klaida. Yra dvi klaidų rūšis – paprastos klaidos ir prabangios klaidos. Lydėjau savo vaikus, reikalingas yra suaugęs žmogus, priėmiau tą sprendimą ir turbūt aš jį priėmiau neapgalvotai. Laukimo rekordas pribloškęs visus. Pacientui vizito pas gydytoją teks laukti daugiau nei 3 metus. Iš pradžių nepatikėjau, po to maniau, kad čia gal gydytojas juokauja. Eilės nesusidarė per vieną dieną, ar ne, tas paslauga yra kapsėjo po truputį. Įsimintiniausios emocijos per 14 metų. Prieš Kauno Žalgirį laimėjęs Vilniaus Rytas į viršų kėlė čempionų taurę. Apimti euforijos vilniečiai švęsti pradėjo krepšinio aikštelėje, o vėliau ir mieste. Kas čia vyksta? Čia yra vilnietiškas pragaras ir šitą reikia patirti. Ole, ole, ole! Visi mes šiandien tikim juodą baltą raudoną! Rheinmetall gamyklos statybai Baisogaloje kliūčių neliko. Universitetas sutiko grąžinti sklypą valstybei, bet tikisi milijoninių kompensacijų. O kokios vietos gyventojų nuotaikos? Šitos sumos jos bus galbūt kompensuojamos per kitas priemonės, tai yra išmokos ir panašiai. Jaunimas labai patenkintas, o senymas ne. Iš Lietuvos išsiųstas Baltarusis kelia nepatogumus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Sustojo net eismas. Buvo ir bus tokių atvejų, nes iš ties mes, kai priimam sprendimus uždrausti atvykti, tai tas asmuo turi būti išsiųstas. Danija užkūrė greitai paruošiamų makaronų karą, atšaukė produktus iš Azijos. Jei nerimas dėl sveikatos problemų, tai Pietų Korėjoje jau visi vaikščiotų ligoti. Pirmą kartą istorijoje restoranų trokštama Michelin žvaigždutė atkeliavo į Lietuvą. Žiniose sužinosite, kam ji atiteko, o kas įtrauktas į prestižinį restoranų gidą. Taigi žinių pradžioje apie konservatorę Moniką Navickienę, kuri privačiu lėktuvu nemokamai su šeima skrido į Dubajų, o dabar skrenda iš posto. Nuo šiandien ji nebe ministrė. Navickienė traukėsi pati, bet jos paaiškinimai glumina. Sako, kad interesų konflikto nebuvo, tai tik žmogiška klaida. Taip pat teigia, kad nežino, kas mokėjo už atostogas Dubajuje, nes jos vyras išvykęs ir ji jam bijo skambinti, nes galbūt jis vairuoja. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Navickienė pasirinko prabangę klaidą. O premjerė Ingrida Šimonytė, kuri su Navickienė draugauja ir laisvalaikiu, draugės nesmerkia. Esą šią situaciją galima vertinti įvairiai. Taigi vyriausybėje trūksta net 2 ministrų, nes būdama socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Navickienė ėjo ir švietimo ministro pareigas. Eglė Račkauskaitė tęsia. Matote, mane iš tiesų gana